Ten ant tos kalvos viršui pilis, į kurią planuojam užeiti. Nepasakysiu aš dabar iš to miestelio pavadinimo, nes ne viską gerai atsimenu, ne viską gerai girdėjau. Kad jie labai uždari buvo. Jie buvo labai uždaryti, izoliuoti ir Diokastras? Jo, sakyk, mes lipam į... Mes lipam į Diokastras. Lipam. Apie ką mes čia kalbam? Nustepės. Nustepės. Jau. Aišku, čia darbo įdėta, žinai, niekas gali sakyti. Oi, pelniu? I'm back. Okay. Tokio rankų darbo paveiksliukas. 33 eurai už vieną akmenuką tokį. Bet žmonės įdeda pastangų. Bet čia užlipti irgi reikia pastangų. Kas norėjo pilio? Aš ir vyras namus. Tik palauk, nematai, jūs du? Jūs kalti vis trys. Bet tai tas patrankytės jie turėdavo kažkaip apsukti lauką, ne? Iš kur čia, kaip čia jiem pilindavo? Ar čia gal užmūrinti langai? Dabar jau jo. Bet, nes... Tai va. Jo, bet tai žiūrėk, šitą iš čia į ten. Šiaip tai aš jums pasakysiu, kad čia gan įspūdingai atrodo šitas visas reikalas. In the castle? No, para uma duração Mais longe. around 25-30%. In front of us. Pažiūrėk, kas čia toksai. Oi, atsiprašau. Ta prasme, vienas žmogus šitą tanką vairuodavo, ne? Nu jo. Įdomi mašinėlė. Ką galiu pasakyti? Koks rūsiukas. Čia virtuvė buvo šitas pilies? Na jo, nebloga vieta virtuviai, nekaršta. No. O, stadioną. Aš mačiau
mačiau per droną, galvoju, kad pasivaidinau kažką. Aš buvau nuskridęs ten. Į tą pusę iš pradžių variau. Tai per visą Albaniją turi 150 pilių, jo? Kiek? 150. 150 castles. 150 pilių ir 25 priklauso Lipaša, kuris kontroliavo ten tą visą. O šita yra viena iš didesnių, ar? Šita viena iš didesnių ir senesnių iš pilių. Šiaip tai įspūdinga, aš jums pasakysiu, jinai. Tai sviedinukai neblogi čia pilindavo. Tai čia tada nepatrenku, čia mortar vadinasi. Kur nors kitur Europoje dar kažką, tai visas šitas bordiūras būtų užtvertas tvora, kad žmonės neiškristų. Atsimenu šitą, žiūrėjau, jie numušė jį ir pasiliko kaip trofėjų, kad amerikiečiai daugiau neskristų. Šitas va paliko taip pily, čia jau kažkelią metą. Šitą lėktuvą? Jo. Vėlgi, iki jo daeiti irgi taip. Jo, Usailas. Jo, nieko prieš. Nieko prieš? Ne. The locked up rooms that the castle had. The locked up rooms were the rooms before the people were sent in jail. When they here, our dictator used to do different tortures on them. If they survived, okay, they were ready for prison. If not, here it was the end. Those were. Čia šituose rūsiuose buvo kankinami žmonės ir taip toliau visokie čia reikalai, daug istorijos bus aprašyme. Dabar išlindau tiksliau. Išlindau šviesą. Paskui biškį gal daugiau papasakosiu apie šitą visą tunelį. Bet tai kaip visoje istorijoje gėrių čia nekvepia tam tuneliukį. Kai Gidė pasakoja, ten senais laikais graikus dar kažką laikydavo, o paskui kai viskas perėjo, šitaip sutrumpintai biškį. Kai viskas pasikeitė, savus albanus ten kankindavo komunizmo laikais. Nu, taip toliau. Čia pati pilis įspūdinga. Yra vaizdelis iš viršaus. Tai kad būtinai parodysiu. Pasimėgaukit.
Kas toksai? But look, you can go one till the end. Kas yra ten kelių? Kalinių vienutės. A. Yeah, inform me in Ireland, yeah? Oh, wow. O, šitas geras. O šitas man patinka. Va šitas, o ne, viršui tas su miesteliu. Šita kur pienas. Šita princesė nušoko per tvorą? And also the name of it is First Neighborhood. And as you can... Kun je zien dat er ook heel lelijk weer hebben nu. Volken erboven. Kreipkite dėmesį, koks fainas stogas. Prasme, iš akmenų žiauriai gerai atrodo. Taip. Dabar aš stoviu ant senosios bažnyčios gaunasi, taip? Kažkas tokio. A ne? Žiūrėkit, kiek daug akmeninių čia tų stogų. Daug akmeninių, sakau, stogų. Jo, čia pirma eilė jų. O bažnytėlė... Va, matai kryžiukas tiesiai. Prie stadiono, žiūrėk pusę. Ai, matau, va, bokštelis ten toksai. Čia senoji bažnyčia yra. Supratau. O ten ta vieta buvo, tas kur pasakojo legendą, kur ta princesė su kūdikiu nušoko. Princesė su kūdikiu nušoko. Ir kūdikis išgyveno. Kūdikis išgyveno? Jo, 3 mėnesių beibis, o jos pienas patiško po visur ir ten pasidarė visur. Kas toksai pienas patiško? Mane čiurpas nuėjo per kūną, kai tai pasakė. Kaip nukrito, tai Nu, tai aš supratau, bet gal čia taip perkeltinė prasme pasakė pieną. Ne, ten jie skaito, kad ten iš jos pieno ten tie visi akmenukai. Ai, čia tokia kaip ir legenda biškį, ne prie to pačio. Okay, supratau. Čia dar galima eiti į vidų kažkur, ne? Jo, sakė, jeigu nori nuotraukų, tai reikia eiti į vidų. Einam, mes norim nuotraukų, taip. Mes labai mažai šitoj kelionėj turim nuotraukų. Oi, kaip čia skersvėjukas gerai traukia. Aš trumpam atsiskyriau nuo grupės tam, kad pažiūrėt, kas čia yra. Nors čia greičiausiai nieko nėra. Net nežinau, kaip čia ką pakomentuoti. Aha, įdomu. Turistų čia nei kvapo. Bet užtat vėsų čia labai gerai. Ir kelias čia baigėsi. Visiškai. Ten kažkas kažkur dar veda. Nu, bet aš per tą tvorą nelipsiu. Tik atvažiuot gal prie grupės prisijungti. The owner lives next to and he has like a bar in the garden. Yeah, there's also after yeah. You know, it's different, but I think sometimes with that stuff. Negaliu ilgai traineris, nes greičiausiai mane paliks. Tai reikia skubėtis gal dabar jau.
pareiti į apačią. Šituo nuostabiu takeliu. Ir neaišku, kur yra lengviau, ar vis tik tai viršai. Jokio skirtumo. Is it far away that blue eye from here? It's around 45 minutes driving. Okay. But again, in Blue Eye, it's very important to have sun to see the true color of the springs. Because when it's like cloudy and raining, you can understand the colors. Is there a loud It's drone darker. around the blue eye? In Blue Eye, yeah. But here, no. Or here you can fly your drone I outside. did already, sorry. I did already. O, įstikai, gražiai. Čia kasinėtojų rojus, ne? Kas parodys? Čia ne, čia yra sandykčio rojus. Nu jo, biški toksai. O, pistulkės kokios geros, girdė. Mačiau, ne? Frida? Šaukštai sidabriniai. Mačiau. Visur yra. Bet jinai Meksikos. Bet čia pakankamai ilgas tuneliukas toksai, ne? Šaibus ten. Čia tai, blemba. Bezmėnas ir tas yra. Iš kaimo, nu viskas surinkta. Ja, lygintuvai. Paukšynai senyžiai. Čia kažkokie malimo malūnėliai, trintuvėliai. Dar posūkis yra. Sako, Dimo, kad prašau išeiti. Euras nenorėjo. Ne, už eurą, tai aš tam pasakysiu, čia... Už eurą čia įdomiau. Čia įdomu, nu, pakankamai įdomu, pažiūrėk, bliūdas. Jie rekomenduoja, jeigu norite važiuoti traukiniu, tai nuvažiuoti traukiniu, kad pamatytum toks atstumas, kad turėtum. Jeigu norėtum, Jo, ir atgal pareiti yra lengviau negu nuvažiuoti dėl to, kad čia leidžia žemyn. Bilietus šiandien. Tik vieną galą abu. Abu. Bet čia plamai bilietai, ar čia... Tik... Ai, tai jeigu neperkam, einam pieškom, tai nereikia iš vis mokėti, ne? Jo, mes už tą... 4 kilometrai. Ne, tai aš už važiuojama, bus greičiau ir mažiau lietaus gal gausim. Taip, ir atrakcija vis tiek. Krištolo skaidrumo vandenėlis. Nu va, lietutis praėjo Ir saulė išlindo. ir saulė išlindo. Sakant, šitą upę labai buvo jiems svarbi, dėl to, kad šitą upę gamina joms elektrą. Okay. Ir čia viskas vadinasi Blue. Blue Laguna, Blue Eye, Blue River. Blue upė, blue dar kažkas. Ne? Matau. Nu, okei, nice. Taking a photo of it. Jau mūsų mergaitė toli nuėjo. Sorry. Mūsų gidas jau beveik prie lagūnos. Around 18 underground springs that nobody have reached the bottom of. We don't know from where all this water came in surface. The maximum that we reached, it was around 10 years ago, around 50 meters depth. It was a French professional diver that attempted to go in the main canal, and the maximum that he was able to reach, it was 50 meters, because the maximum that the human body can resist under pressure is until 50 meters. We know that it's more, it's deeper, but it's like impossible to go deeper. Super! A tu blond, moja Danina. Danina! Nauczyć się go to! Ma ciociek flutują mi, czaj flutuje kiedyś. Neblogas balaganas, ne? Tai autobusas atvažiuoja. Jo. Tai visą autobusą kai atveža.
Šiaip tai jo, labai fainas vanduo, žiauriai gerai atrodo, ta prasme. Čia maudydavosi, neleidžia maudytis, vis tiek lenda, brenda, šoka. Ne, ta prasme, tai, nu jo, čia, bet vėlgi čia parodo žmogaus kultūrą, ne, kurie atvažiuoja, ta prasme, tai kaip ir... Įtariu, lietus ateina žiaurus. Ne, čia krioklys kažkur yra. Džiunglėmis eina. Džiunglėmis. Jurga dabar būsi naujas YouTubės veidas. Aš? Ja. Ir ką mes čia turim? Tai dar ten lip... O, kai čia vaizdelis. Tai mes kamienai jau nuo ten toliau, žinok, gerai atrodo, žiauriai. Kai čia gamtovaizdis. Šiandienos oras tai žiauriai pasisekė. Bet užtat kiek vietos balkonė atsirado. Kaip išvengia? Lys. Smagiai visi laiką leidžiam. Susiglaudę. Turistaujam. Visa grupė apvienyta. Visi po vienu stogu. Krištolo skaidrumo upė pasikeitė po lietaus. Dabar jinai žiauriai kakavinė. Vaizdas iš tikrųjų irgi geras. Geras. Nu. Mums kaip turistam iš Anglijos tai lietus nelabai baisus, ne? Ką tu pasakei? Iš kur pas tave ta bjaurastis, a? Reikės paragauti vandens, kad jis neišplautų. Man atrodo, reikės burną biškį praplauti. Šitas yra tas jų versmės vanduo, ne? O kodėl į vamzdžiais atvaro iki čia? Niekučiais? Nauja lokacija, naujas oras. Taip. Kalno viršūnė, iš kurio atsiveria labai gražūs vaizdai. Be žmonių tai čia visiškai nulis, tik tai mūsų grupė atvažiavo. Restoranas. Pagal staliukus buvo galima suprasti, kad čia restoranas. O čia atsiveria vaizdas.
miestelyje apsistoję, mūsų viešbutis kažkur tenais. Šitą pilaitę aš mačiau per viešbučio langą.